Toliau laidoje jums pasakojame apie netolimos ateities naujoves, hibridinius ir elektrinius automobilius. Įvairiausių modelių atstovai jau pristatinėja pirmuosius konceptinius bei serijinius modelius, tad šį kartą susipažinkime su Volvo kūriniu C30. Švedijos automobilių gamintojas Volvo paskelbė, kad pradėjo elektromobilio C30 bandymus. Kompanijos vadovas Stefanas Jacobi taip pat atskleidė, kad nuo 2012 metų Europoje bus parduodama hibridinė elektra įkraunama C30 versija, kuri Amerikos rinkoje debiutuos kiek vėliau, nuo 2013. Šiuo metu Volvo išbando apie 250 elektrinių C30 automobilių. Juose montuojami elektros motorai išvystantis 82 kW 110 arklio galių pajėgumą. Lyginant su įprastu C30, automobilis sveria 300 kg daugiau. Kaip teigia gamintojas, elektra lengviesiems automobiliams labai tinkantis energijos šaltinis. Lyginant su vidaus degimo varikliu, elektrinis variklis daug efektyviau panaudoja energiją, o tai rodo, kad ateityje elektriniai automobiliai taps dar populiaresni, nes degalų kainos pastoviai kyla, o reikalavimai dėl žemo išmetamųjų CO2 dujų kiekio tampa vis griežtesni. Volvo C30 varančiąją jėgą užtikrina ličio jono akumuliatorius, pakraunamas iš paprasto šakutės lizdo, kurį galima rasti kiekvienose namuose. Visiškai tuščiam akumuliatoriui pilnai pakrauti iš paprasto šakutės lizdo reikia maždaug 8 valandų. Jei akumuliatorius kraunamas atsinaujinančia elektra, išmetamųjų dujų kiekis nuo elektros gamybos iki jos naudojimo lygus nuliui. Elektrinis variklis, kaip ir standartinių automobilių, yra po variklio dangčiu. Vienas iš pagrindinių šio projekto uždavinių rasti optimalią akumuliatoriaus vietą. Ko gero geriausia vieta kardaninio veleno angoje ir toje vietoje, kur įprastai yra kuro bakas. Remiantis tipinėmis susidūrimo situacijomis, šios vietos yra automobilio optimizuotose deformacijos zonose. Kadangi automobilis varomas tik tai elektra, reikalingas perpus galingesnis akumuliatorius nei elektriniam hibridui. Maksimalus C30 greitis apie 130 km/h. To visiškai pakanka daugumai tokio tipo automobilių vairuotojų. 100 km greitį automobilis išvysto mažiau nei per 11 sekundžių. Pakrauto akumuliatoriumi automobilis gali nuvažiuoti iki 150 km. Tai daugiau nei atstumas, kurį 90% Europos gyventojų nuvažiuoja per vieną dieną. Nepriklausomai nuo kuro rūšies arba varančiosios jėgos šaltinio, visiems savo gaminiams Volvo Cars taiko tokius pačius aukštus saugumo standartus. Volvo saugumo strategijos centre visada buvo žmogus. Ši strategija remiasi realių kelių eismo taisyklių tyrimais. Be to, išsamus vietiniai tyrimai ir bandymai atliekami ne tik virtualiai, bet ir labai pažangioje Volvo susidūrimų testų laboratorijoje. Jei Volvo nuspręs pristatyti rinkai visiškai naują elektrinį automobilį, jis bus toks pat saugus kaip ir bet kuris kitas Volvo automobilis. Volvo teoriškai nustatė visas su elektrifikacija susijusias saugumo situacijas prieš, per ir po susidūrimo. Kruopščiai išnagrinėję kiekvieną situaciją, įmonės mechanikai žada rasti sprendimą kiekvienai situacijai ir užtikrinti, kad bet kuris ateityje pagamintas elektrinis automobilis visiškai atitiks žymiuosius Volvo saugumo standartus.